Nu, kuo grįžtam vėl į garažą. Pasigyriau, kad gali būti geras elektrikas. Nu, tai kuo, neprapol tos problems. Tai vėl linkar tariam diagnostik, tariam Cadillac. Tai vėjim problemas sutvariks, kurios neparodžiau, tai buvau įmesdavau check engine. Aš buvau apie pasakojęs, kad man išmet po technikėns. Ir pirmui, katru sutvarkėm, buvau paskirstim velenėlį. Tiksliai nepaskirstim, čia ir vošto velenėlį. Daviklis buvau nueis. Šiaip galvoju pakeičiau, galvoju, kad vėl tau pat met. Tai šiandien pasijungiau diagnostik. Galvoju pažiūrės, kuo čia roda, tau pat išmet ar ne. Tai turim su turbin, underboost, nedapot turbin, bet tai irgi buvo klaida. Tai galvoju, gal į kartą susiję, bet žodžiu. Tai tas ir mes ir volume airflow. Tai žodžiu, su or irgi ir problem, tai įtaro ir or srauts, jungiam švieselbiš, kad matytume, kokiu rodau. Tai or srauts gal knesprot. Ir tu ir davė idėją, kad galbūt kažkur keur sistem. Tai kad to mes sugebėtumėm atrasti, kuri problem. Iš kiniečių nupirkts aparats, dūm generatorius. Tai jau aš pasiruošiu, pabandom paleisti ir pafilmuosiu, ar kažkur turim keurim, ar kažkur S-lauk, ar ne. Tai jau pat pabandom to padaryti. Ir pasijungiam aparatėlį. Vis labai paprasta. Nuo kumos. Čia mane biškniausis. Bliam, kartu rūkst. Neužsispaudit gerai. Čia man jungt jau yra. Įdomi atrodo. Per čia rūks, bet nu, čia nesmė turėtų būti. Bet matau ir iš apačios ant tą. Ten gėliau, nežinau, per kamerą matysies, bet po biškį rodos. Štenau daugiau. O. Pasižiūrėkit. Ople. Nu, tas aparats, aš nežinau, gal 7 ar 8 eurų žmokėjau, bet mums man jo nepirmk sykį pagelbė. Tai va. Labai papras reikalas, va, turim šitą šlangą. Ar nedamaut, ar sugadint. Nežinau, dabar reiks mauti iš lauk žiūrėti, kas čia yra. O, mes galim jums lauk. Apsipildumas. Tai va, to veit reiks susitvarkyti ir aš manau, kad mums turėtum pradingti pas problemą dėl turbins. Nes dabar tiesiog trauk or. Nu, čia to šlanką neįstatyti, iš vis atrodo. Nu, reik mauti lauk žiūrėti, kaip čia atrodo. Gal čia nedaug tos problems. Nes čia kažkaip įdomi atrodo. Tai va, žodžiu, traukam lauk, dodam. Taip. Labai papras daiktas, bet labai efektyvus. Labai stipriai padeda tokios situacijos. Gerai, bandau mauti šlangą ir žiūrėsim, kas čia yra. Taip, nusimau šlangelį į to šitą vietą. Aš manau, kad turėtų būti tarpinė. Aš kažkuo dabar užmuoju, aišku, nedidelė, bet vos perkraščiu užlenda. Tai gal prastas variantas, nes čia nebuvo jokios dabar. Tai pabandau įmauti. Jeigu viskas liuks, tada turėtum visai kitaip tą mašiną iš tikrųjų važiuoti. Nes dabar važiaunint, pagrindinė problema ta, kad važiaunint ir apsuks, nu normaliai pradeda turbinti tą pusę apie 2,5, vos net 3000 apsukų. Man turėtų tikrai anksčiau pradėti pūsti ir iki to labai sunkiai važiuom. Ir, sakykime, kada daugiau pravažiuom biškį, nu, toliau, sakykime, važiuom biškį didesnis greis, ant nedapot. Nes, nu, trūkst ir būn pradings trauk. Aiškiai, įsimet klaidą, automatiškai, nu, turbin praktiškai nebedirb tada. Tai va, tai bandom to įmauti, bandom, čia, man rods, ir tas fiksatorius buvo blogai uždėts. Kažkaip netepans, man atrodo, turėjo būti. Tai to irgi uždedam taip, kad tur būti. Ir manau, kad, nu, jeigu užsispaus,
turėtų būti viskas liuks. Tai žodžiu, bandau sumontuoti ir bandysim test drive daryti. Gerai, pasileidau dar vieną kartą testą. Iš tikrųjų nežinau, kiek tos skysčios pas man įsilika vidau. Daugiau nebeturiu šiuo metu. Bet reik nupirkti vakų kažkoks alijoks, kažkas tuokį ir uns tink tam pačiam aparato. Kad nupirkti, iš tikrųjų galės parodyti, kokiu naudo žmonės. Nes čia pavė. Dabar matau kameras ir kažkoks keistas atspindis. Šiaip gerai mačiau, man įskil apsaugins stiklus. Tai pabandykime mano nusilopti. O, reiks naują užklijuoti. Čia šitą. O, matos, suskil. Kažkur sugebėjau padaužti. Niek, to užklijuosiam naują. Ne problem. O dabar laukam. Čia vėl mums dūmė šapačius, bet aš matau, ten man kažkur parena. Jis kažkokio neužsispaud, kaip turėtum. Iš kažkur dar mums parena. Iš to šitą. O. Ein irgi. Tai to irgi reiktum susižiūrėti. Kažkur čia pat. Nelabai suprantu. Išvedaus, neišvedaus. Čia palei viršų. Bet čia kapinės skirtum, dabar kol kas čia neparė nieks. Gerai, jau geri ženklą. Bet aš matau, iš apačios ant mums irgi parūkst. Nu va, vis tokie dalyką, kad vis sarko reikia automatiškai nujam nuo sistemą. Šiaip dar vakums iš tikrųjų norėčiau prasitestuoti. Aišku, čia dabar stepsiu Unix backup. Čia reiktam biškai susitvarkyti. Pervas rūks, bet dėl to, kad čia kažkur biškilėlį rūks, gal tokios didelės problems, kaip ir nebūtam labai. Už to čia nieks neberūks, tuo užsispaud labai gerą. Tai dabar bandau atgal susijungti šlangą, bandysim praliekti, žiūrėsim, kur, aišku, papirim reik dar, iš tikrųjų dabar iškart galime eiti nutrint klaids dar. Pažiūrėti, čia panus turėtum nusitrint be problemų viskas. No faults. Labai gera. Tai žodžiu, diagnostika kol kas šią galiu aš pasilikti, ant mane kapį netrokda, prasilieksiam. Ir to galim išjungti lauk, to išjungiau jau. Neišjungiau. Tai va, to išsijungiam lauk. Dabar mums anu neberek. Taip. Šiaip, dabar sakyčiau, dūmė normalia. Gera. Tai dabar to, tai man biš prasipot, biš tegu atviestas skaitinių elements. Tai jau čia išsirūks, susijung šlangą ir bandau prasiliekti. Žiūrėsim, ar dinginės trauk, o gal kaip tik dabar būsiu atsigavus, nes man realiai ir važiaunint. Buvo labai įdomi turbin veikia. Aš pat pradžiai kaip jau pradėjau važinėtis, sakiau, kad kažkas čia netep, taip negalbūt. Tai va, to reiks susitvarkyti ir tada dar vienas dalykas. Man kažkur dar biš build. Ir prie tarsi, kaip su sapnais būčiau, atsiminiau vieną dalyką. Vieną labai dorn dalykų padariau. Tai perinkinėjau amortizatorius, ten spyruklės keičiau ir panašiai. Ir kažkodėl man tep susišveit, kad reik nepilną daveršti viršutin moterką. Nu, gaikį, kurio uždėdu ant amortizatoriaus, prisispaustum prie lėkštuci ir panašiai. Tai ten aš daveržiau ir tada vos atsukau. Kodėl aš to padariau, aš negaliu nieką paaiškinti, bet aš to padariau. Ir aš manau, kad vien dėl to pas mus tas toks bildėjams yra. Vienas toks labai minimal, tai grina, važiuojam perdausiu. Nu, man tiesiog, aš įsivaizduoju, kad čia būtent dėl to problem, tai dabar vėl reikės mane nusimt plastik, valytos nusimt plastik ir priveršti normalią amortikus. Aš manau, kad čia vis problems bus pasibaigus ir jeigu da to sutrauks tvarkau, realiai viskas, mašin bus ledėn, nebus pliko prikepti. Tai žodžiu, varau test drive daryti ir papasakos kas ką. Nu vis, greit apsiardžiau, sutrauk, vis ir liuks, neturi pliko prikepti. Taip, čia suveržėm tus, čia realiai ganėtinai laisva buvo. To pusė, nu, vos buvo atleis, bet labai minimaliai, bet čia šio pusė labai minimaliai, gal biškai girdėjos kažkokie garsą, bet kaip jau vis tvarku buvo. Tai žodžiu, tu susiveržiau,
dabar turėtų būti viskas. Dakar dėsim test drive ir manau, kad pagaliau bus pabaigti. Galės nebesuk galvos, galės tiesiog važiuoti ir reiks kažko pasivežti, pasidarbuoti panašiai. Tai va, gerai, bandau dar vieną test drive ir žiūrėsim, kas bus. Nu, test drives. Bandom žiūrėti, kas čia gausias mums. Ar be build mūsų važiuoklė. Es kapį galvojau. Kapį ir susapnavau. Ai, nafiai, kaip gera. Čia buvo baig praraits vėlis tvarkyto mašiną. Jau, nu čia buvo užknės normaliai. Tai apsisakėm diržėlį. Važinėkiam saugę. Kad pareigūną mus nenubaustam. O kaip trauk. Nu, aš šiandien patenkins. Žiauriai gerdėjim. Biškai važinėjus, mūsų kamerė neturi normaliai laikikliaus. Bet esmė viskas. Mašinėlį pelna, tvarkinga. Ai, kaip gera. Nu, niek, dabar kaip samykats projekts. Vien, pagaliau, galim uždėti varnelį, kad pagaliau viens projektai pabaigts. Pilna. Niek nepaliek, niek jokių nesamuojų. Nu, žiauriai gera. Žiauriai patenkins. Tai va, šiandien, manau, bus viskas ir šiam video iš tikrųjų bus tiek. Ir nepamirškit, spausti like, pakomentuoti, pafollowint puslapį. Ir iki kitų kartų.